Labadiena, dar kartą sveikinuosi su visais susirinkusiais. Čia pokalbė apie įvairovę ir mes, kaip visada, turime svečią. Ir svečias yra Andrius Tapinas. Sveikas, Andriau. Sveikas, Justinai. Sveiki visi. Andriau, apie tave pristatinėti yra toks labai sudėtingas užsiėmimas. Jeigu aš padėčiau vardinti viską, ką tu veiki, aš turbūt kažką praleisčiau, tu įsižeistum ir panašiai. Taip, aš visada, nuolatiniai esu įsižeidimo būsenai. Taip. Ir dėl to aš pabandysiu tave gudriau pristatyti. Žinai tokį Benjaminą Frankliną, teko girdėti? Taip, žinoma. Kas jis toks? Prezidentas Amerikos. Čia žaidžiam auksinį protą? Panašiai. Bet tiesą sakant, aš kalbėjau apie mokslininką. Apie išradėją. Taip. Tai va, tai kalbant apie tą išradėją, kai jis buvo pačiame jėgų žydėjime, taip kaip tu dabar esi, jisai susigalvojo savo epitafiją, kad čia ilsisi spaustuvininkas. Aš vat pagalvojau, kokią tu epitafiją savo susigalvotum? Ant antkapio? Taip. Čia, tu manai, aš esu iš tos visuomenės dalių, kurie sulaukia 40, nusiperka plotelį ir ateina savaitgaliais. Sočiai? Rimtai? Taip, o tu nežinojai? Ne. Tikrai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie išsiperka iš anksto. Palauk, 40 tai vyresnis amžius. Man dar nėra 40, o tamsta jau yra, kaip suprantu. Tai vat, dėl to reikėtų to ploteliu pradėti rūpintis, nes iš principo, žinai, rinkos dėsniai, geresnės vietos yra užimamos, čia yra normali konkurencija. Ir taip žmonės ten nusiperka tą plotelį ir jie ateina, jį prižiūri, ten atvažiuoja savaitgaliais, galvoja, va, kaip čia mes gražiai gulėsim dabar ir panašiai. Tai aš nežinau, niekada negalvoju apie kažkokį tai epitafiją, kad turbūt gal kažkas vis tiek būtų su rytojom susiję. Kad rytojus vis tiek bus su manim ar be manęs, bet jis tai vis tiek bus. Kažkas iš tos pusės. O kodėl Franklinas buvo spaustuvininkas? Kodėl jis akcentavo? Aš nežinau, jis irgi tiek daug turėjo visokių užsiėmimų, kad jisai... Aš tiesą, kad čia perskaičiau knygelėje etiudai apie mokslininkus. Seniai vaikystėje buvo tokia stora knygutė. Neteko? Ne. Mes tų knygučių vaikystėje stengdavosi neskaityti, nes galą pradėjo. Žiedų valdovas yra tavo manimų plona knygutė? Ne, bet ten bent jau parašyta, kad ten yra romanas, kai yra etiudai ir po to va tokio storio knyga, aš jaučiuosi apgautas. Kodėl? Nes etiudas tai labai trumpas dalykas. Tai ten trumpi etiudai apie mokslą. Bet jų labai daug. Taip. Bet kiek daug galima sužinoti? Pavyzdžiui, žinai, kaip spektroskopo vamzdį reikia išvalyti? Ne, net nežinau, kas yra spektroskopas, jeigu taip sakant. Tiesą sakant, aš irgi sąžininkai nebeatsimenu, kas tai yra, bet jį reikia įdėti katiną, tada jisai mato šviesą ir šliaužia tuo vamzdžiu ir išvalo. Katiną į vamzdį įdėti, nes aš supratau, kad vamzdį į katiną reikia įdėti. Gerai, Andriuk. Šiaip aš tave pasikviečiau pirmiausia šiandien, kai ir kaip sakiau, kad nebūtų jokių ypatingų siurprizų, pakalbėti apie keliones. Nes esi labai keliaujantis žmogus. Ne. Palauk. Internetuose rašo, Andrius Tapinas kišenėje visą laiką turi bilietą, ne troleibuso, o kur nors keliauti. Tai kaip tai ne? Tai bet čia tas, kad tu turi bilietą, tai dar nereiškia, kad tu esi labai keliaujantis žmogus. Žinai, palyginus su... Čia iš tikrųjų viena iš dviejų mano skausmingų temų, apie kurias mes geriau apie nors lengvesnio pakalbėtume, reiškia. Ką? Verslas? Ne, verslas yra viskas tvarko. Ne. Kelionės ir būsimos knygos. Va čia yra dvi skausmingiausios temos. Aš apie antrą net nenoriu apskritai. Man liepia paklausti apie trečią, aš pataupysiu. Taip, pataupysiu šitą. Aš dėl to net nedrįsau pasirodyti knygų mugėje šiemet, net nosies nekišau, reiškia, nesupratau, kad bus tas klausimas. O kelionės, nežinai, kai yra tiek daug žmonių, kurie realiai, va tikrai yra keliaujantys žmonės, tai tie mano pakeliavimai yra tokie mizerni ir juokingi, kad, na, tai čia yra tas pats, kas žmogus, kuris, tarkim, kas 3 metus nuvažiuoja į Turkiją all inclusive kurortą, save vadintų patyrusių vagabondų ir globtroterių ir rašytų blogą, pavyzdžiui, kelionių arba vlogą turėtų, reiškia, kaip aš keliauju. Tai čia kažkas panašaus. Tai aš tikrai savęs nedrįščiau labai vadintis kažkokiu keliauninku, bet kad tai, tas vabalas, travel bug, jis man yra įkandęs labai giliai ir dar dėl to turbūt yra skausminga tema, nes aš tikrai nekeliauju tiek, kiek aš norėčiau arba jaučiuosi esas vertas. O kiek norėtum? Visą laiką. Visą laiką? Realiai, aišku, dabar taip atrodo, kad visą laiką, bet norėčiau iš tikrųjų keliauti bent jau kokius kas mėnesį po vieną kartą. Bet taip neišeina. Neišeina net kas 2 kartus, kas 2 mėnesius, net kartą per ketvirtį neišeina. Kuo toliau, tuo dabar, tuo liūdniau aš tai gal velnioptas televizijas, kuprinė ant pečių, vieškelių plačių. Nežinau, tas labai vilioja, bet dar ne tik televizijos yra, dar yra be televizijų dar kiti dalykai, kurie neleidžia vieškelių plačių labai tai tiesiai išeit, bet antra vertus yra toksai privalumas. Jeigu tu turi savo televiziją, tu galbūt gali sukurti ant kelionių laidą. Va,
Ir niekam tau nereikia atsiskaitinėti, nėra jokių komisijų, nėra jokių ten televizijos programų direktorių, kurie sako, ne, čia bus neįdomu, nežiūrės. Tai va čia toks tam tikras privalumas yra ir mes apie tai labai rimtai galvojam. Tai va čia ta šviesa tunelio gale, kurią aš matau, nes iš principo, jeigu tu jau darai kažkokį tai televizinį produktą arba internetinį produktą apie kelionės, tai yra definitely ne apie tai, kaip tu nuvažiavai į Turkiją ir ten gėrei all inclusive nemokamus gėrimus ir buvo žiauriai gerai ir žiauriai daug maisto buvo aplinkui ir viskas super. Ir visiems labai rekomenduoju nuvažiuoti, ar ne? Na gerai, įsivaizduokim, kad turim idealų kelionės pasirinkimą. Ir nuo senų laikų, tai aišku, čia daug visokių tokių gudrių žodžių prinaudoja globetrotteriai, ten dar kažkas, bet kai aš dar buvau nedidelis, atsimenu, kad turistai buvo skirstomi dvi rūšys. Yra tikri turistai, tas, kuris užsimeta kuprinę, kaip pernai pats, sakei, su malkom vaikščioje ir ne, prisikrovęs taip. Yra matracininkai, tai yra tie, kurie nuvažiuoja, išsitiesia pripučiamą čiužinį ir džiaugiasi. Kuris tu giliai širdyje? Labai giliai širdyje. Tai aš esu tas kuprinininkas, bet kuprinė labai sunkiai yra ir dėl to aš jos nelabai mėgstu nešioti. Kokio didžiausias svorio esi nešęs? 25 kg. Kiek laiko? 2 savaitės. Visą laiką? Didžiąją laiko dalį, nes kai mes buvom pernai Sibirė, tai čia buvo ta kuprininė kelionė, kur iš principo tu visą savo turtelį ir ten ir nešiojasi, reiškia, pirmin atgal. O jeigu ne turtelį, tai tada tave išsiunčia į visą ekspedicijai nupirkti ten duonos ir tu tada vis tiek su 25 kg duonos grįžti. Tai aš tai save laikyčiau tokiu labiau, jeigu čia yra tie matraciniai ir turistiniai, tikrai tai aš kažkur šitoj vietoje, labiau link turistinių, bet man patinka vis tiek turbūt mano svajonių visas kelionės yra susijusios su žodžiu adventure, tai yra adventure travel. Tai nėra kažkoks ekstremumas, kad tu turi aplankyti ten 7 pasaulio viršūnės ar ne, arba ten tu turi išgyvenimo kažkur ten džiunglėse būti ar dar kažkur, bet turi būti nuotykiai. Jeigu nuotykių nėra, tai ne kelionė. Tai yra, arba tai turi būti jau labai specifinis dalykas, jeigu tau yra visiškai nučiuotęs stogas, o tokių variantų tikrai būna, manau, kad visiems yra buvęs, tai tada tikrai galbūt tas uždaras rezervatas, kuriame yra tik tai tu, baseinas, matrasas ir barmenas, visai gal ir gerai būna, bet tai būna labai retai, jau turi būti tau stogas išvažiavęs kažkur ten visai kitą kryptim, kad tau reikėtų būtent tokio poilsio. Kelionė, kitaip tariant, poilsio nelabai ieškai. Ne, poilsis yra nuobodu. Tuo labiau, kad bet kuriuo atveju tu gali, vis tiek, ką mes įsivaizduojam poilsis. Poilsis tai yra gulėjimas prie baseino, ar ne? Ir knygų skaitimas. Jeigu tu matracinis poilsis. Tai bet nieks netrukdo ir keliaujant, nuotykių ieškant, skaityti knygas. Tai pasiimi knygas ir važiuoji, traukiniu, rykšą, kupranugariais ten ir dar kažko. Teko? Traukiniu teko, rykšą teko, kupranugariais teko, bet labai trumpai. Nes numetė. Antrą, kad nebenorėjau lipti. Nesusišnekėjai. Ne, netradom kelio. Mes matys pajuto tą tokį mano gan neprielankumą jo giminiai ir pavyzdžiui, aš iki šiol iš principo negalvoju auksiniam protą nei vieno klausimo susijusiu su kupranugariais. Toks mano kaip kerštas jiems yra. Valinskas visus galvoja ir apie baktrianus, ir apie dromedarus, ir visus kitus kupranugarius. O čia kupranugarių rūšys, kaip supratau. Taip, vienas yra vienkupris, kitas yra dvikupris. Tai jeigu atkreipsi dėmesį, labai retas, kuris auksinis protas praeina be klausimo apie baktrianą. Nes čia yra nuo Arūno silpnoji vieta, sakykime, baktrianai. Jisai taip mėgsta ant kupranugarių užlipti. Aš nežinau, jis mėgsta klausimus galvoti apie kupranugarius. Nežinau, kodėl būtent šitie dalykai jį taip vilioja, bet čia yra viena iš jo paslapčių. Tai gerai, tęsiam apie tą idealią kelionę. Reikia nuotykio. Ta nuotykį organizuojasi pats, ar tau kažkas turi suorganizuoti? Ne, aš esu iš tų žmonių, kurie niekada nesinaudoja kelionio agentūros paslaugom. Aš pats savo esu agentūra. Visiems, aišku, labai rekomenduoju tą, bet iš kitos pusės nesu fanatikas, kuris... Rekomenduoji savo agentūrą? Ar... Ne, rekomenduoju patiems. Nors aš esu, žinokit, nemažą žmonių išsiuntęs kažkur. Jie tiesa kartais... Į Peru. Jie kartais grįždavo ir daugiau su manimi nebekalbėdavo po to, kai aš jiems sudėliodavau kelionę. Bet kai kada būdavo ir netgi ačiū pasakydavo, kad visai smagiai praėjo laikas. Bet tai čia toksai, pavyzdžiui, vienas mano bičiulis, geras labai bičiulis,
Jis visą gyvenimą dirbo žiniasklaidoje ir užėmė pakankamai aukštas pozicijas ir vyredaktorius buvo, ir įvairių leidinių vyredaktorius, bet jisai turi jam sukandžioje tas yra gerokai labiau. Šitas bičiulis, taip? Taip, šitas bičiulis. Jis yra gerokai labiau sukandžiotas kelionių bagų ir, pavyzdžiui, dabar jisai atsisakė savo tokio stabilaus, gero ramaus darbo ir įgyvendina savo ilgą svajonę organizuoti keliones ir keliauti kaip gidas kartu po labai netradicinės valstybės, ar tai būtų Panama, ar Marokas, ar Pietų Afrika ir panašiai. Tai man taip, žinot, yra tas baltas pavydas, juodas pavydas, tai čia jau toks jau Mordoro spalvos pavydas man yra, žiūrint tai, ką jisai daro. Tokia žalia, tokia truputėlį jau ten su tais pūliniais, tas, kur pavydas prasimušinėja. Bet kai jis rašė savo istorijas iš oro uostų, kai užstrigo, norėtum tokios patirties, grūstis ten. Oi, taip, žinoma. Prie bilietų. Tai aišku. Kodėl ne? Aš esu irgi strigęs ir vėlavęs ir bėgęs paskui lėktuvą. Yra toks variantas. Prancūzijoje man pristuminėjo trapą prie lėktuvo. Ir tai, kas juokingiausia, buvo mano pirma kelionė. Vieno, nes man buvo 18 metų ir aš pavėlavau į lėktuvą ir mane iš principo pasigailėjo, nes jau buvo trapas nustumtas ir pagal visas reguliacijas tu jau nebegali patekti tą lėktuvą. Tai yra buvę tų ir nuolatinių, ir lėktuvai, kur nepriima, ir nuskraidina į tave į kitą miestą ir tau neduoda valgyti ir gerti, ir tu ten suformuoji profsąjungą iš keleivių ir ten visą kitą. Veiklos visada atsiranda. Visą laiką atsiranda tos veiklos, visą laiką tu esi tas, kur kažką tai daro. O jeigu grįžtant prie kelionių su agentūrom arba be, tai aš nesu tas fanatikas, kuris sako, kad sudeginkim dabar visas kelionių agentūras. Yra tikrai, žinau, žmonių, kurie nenori to daryti. Jiems tai nepatinka, jiems tai neįdomu. Jie turi pakankamai pinigų, kad sumokėtų tarpininkui. Labai gerai. Ir jie nori gauti gerą produktą ir viskas. Bet, pavyzdžiui, man pusė kelionės žavesio iš tikrųjų yra ieškoti visų smulkmenų. Vėlgi, perėsiu į anglicizmus, bet yra labai geras posakis off the beaten track. Tai yra ieškoti to, ko neatranda turistai. Ar netgi tokia mieste kaip Roma ar Paryžius mes sugebam atrasti vis tiek. Tai gali būti knaipė, tai gali būti restoranėlis, tai gali būti muziejukas, tai gali būti fontanas, tai gali būti dar kažkas, ko, tarkim, standartinė agentūra tau niekada nepasiūlys. Standartinė agentūra tau niekada nepasiūlys restorano Romos centre, kuriame tu ateini ir tave labai nustemba pamatęs žmogus, nes čia niekada nėra atėjęs užsienietis, nors jis yra Romos centre tas bet jį žino tik tai vietiniai italai. Ir vietiniai italai jau man jį parodė. Ir jie, aišku, niekas nekalba angliškai, jokiais būdais ir neturi meniu, nes gamina tik tai, ką mama šiandien pagamino, o tėtis, reiškia, yra prie baro. Ir mes jiems buvom tokia mega egzotika. Jie nustatė iš karto, kad mes esame iš Prancūzijos, tai vienintelis jų buvo variantas, kaip gali būti. Ir visą laiką kalbėjau su mumis prancūziškai. Nors aš prancūziškai tiek pat, kiek ir itališkai moku, bet tas netrukdo bendrauti. Kitas dalykas, aišku, yra tokios dievo dovanos kaip Airbnb, pavyzdžiui. Aš beveik visą laiką dabar gyvenu tik tai Airbnb. Ir yra susipažįsti su fantastiškai žmonėms, su labai įdomiais žmonėms. Kartais tu gauni, pavyzdžiui, užsisakai kambarį, man, pavyzdžiui, teko būti užsisakyti Filadelfijoje kambarį, šeimininkė parašė, kad neturi skubiai išvykti ir man atidavė visą namą. Toks įdomus, man irgi niuansas, tu turi 3 aukštų namą Filadelfijos centre. Arba, pavyzdžiui, Londone gyvenau pas tokią babytę, jai 75, tai jau taip galima sakyti turbūt, nedrąsiai, kuri irgi dieną prieš išvažiuojant man turėjo išvažiuoti į Kubą fotografuoti, nes jinai fotografė, povandeninė fotografė, tai jinai labai paprašė, kad aš išdalinčiau jos katinus kaimynams. Ir aš tais katinais vaikščiau pas kaimynus ir po to reiškia, čia katinas jums, čia katinas jums. Ką jie sakė? Jie žinojo, kad tas katinas turi būti. Nebuvo taip, kad, tipo, žinai, sveiki, aš jūsų kaimynas, kas toks? Tai va tokių visokių smulkių niuansų. Ir tai yra labai smagu. Ar ten Vietname su vietiniais kažkur ten pietauti ar vakarieniauti. Ir jie tau kažką parodo. Ir aš tik vienintelis, ko neužsikabinau, tai mes irgi tą bandėm, tai yra tas couchsurfingas. Tai yra, kai tu nemokamai visiškai tą darai. Aš nemėgstu jaustis įsipareigojęs. Vis tiek, aš tą padariau Barcelonai, mes tą padarėm vis tiek. Man norisi turėti bilietą, kaip aš sakiau, bet man norisi turėti ir raktą. Raktą nuo kambario, į kurį tu gali grįžti, reiškia, ir panašiai. Va, tas couchsurfingas, tu vis tiek jau esi, man tas įsipareigojimas truputėlį, man vis tiek patogiau yra, tu susimoki ir tada tau jau yra ramu. Bet gal jaunimėlį couchsurfingas yra tokia priimtinesnė forma, nes vis dėlto Airbnb, aš buvau pakankamai nustebęs, kai dabar artimiausia kelionė į Ženevą norėjau vietoj viešbučio pasinaudoti Airbnb,
žiūriu, kainos jau prilygsta viešbučiam, nes viešbučiai ima mušti kainas. Dėl to, kad nes matyt žmonės po Airbnb išsilaksto. Ne, tai ir kitas dalykas, kai kurie Airbnb yra labai gražiai paslėpti mini viešbutukai, tokie pensionai arba dar kažkas irgi man yra tai buvę, tu atvažiuoji ir supranti, kad jog čia ne Airbnb, kai yra receptionas, reiškia, žinai, tai, bet čia vėlgi, čia reikia ieškoti ir tam skirti laiko. Va, dabar šitas klausimas, iš kur laikas dar ieškoti viešbutukų, ten visų ten nulipimo nuo išminto takelio? Taip, bet čia, jau, jeigu tu jau nusprendi, kad tu važiuoji, tai tada tikrai daug laiko tam. Gerai, bet tarkim, važiuoji į Vietnamą, ar ne? Angliškai, Vietname, tiesiog jeigu gali išduoti, kur ten tos žuvys kimba, kur tu tą informaciją trauki? Pasakysiu Justinai paslaptį, tokį didelę. Yra toks dalykas, jis vadinasi internetas. Tikrai. Taip. Tikrai. Ir ten yra visko, bet, žinai, kartais ieškant internete mes užsitikrinam ties, pavyzdžiui, TripAdvisorium, arba Virtual Tourist, arba kokiais nors ten, žinai... Lonely Planet. Apie šitos aš jau nekalbu, čia yra visiškas laiko gaišimas. Ar čia yra matracai. Fodors, ar Fromers, ar Lonely Planet, ta prasme iš jų, jie yra skirti tam klasikiniam amerikiečių turistui, kuriam reikia gido, va tokio papirinio, ir tada jis su to gidu va taip ir eina. Yra mažyčiai puslapukai, yra žmonių, turistų, tų pačių turistų blogai, vlogai ir taip toliau. Bet aišku, tai tam reikia laiko, kol tu susidėliosi, ta prasme, tą patį klasikinį Vietnamą, reiškia, kur tokios elementarūs patarimai, kaip išvengti spąstų. Čia yra labai svarbus dalykas, kaip išvengti spąstų, turistinių spąstų, aš turiu omeny. Jeigu tu važiuoji į Halongo įlanką, tai kaip tą daryti, kad tu nesijaustum kaip Palangoje, Basanavičiaus gatvėje, nes visi tikisi važiuodami į Halongo įlanką, tai yra 7, 8, 9. Čia kur ten daug tų salų. Tai pasaulio stebuklas, o tu, jeigu tu neapsižiūrėjęs atvarai, tai yra 30 laivų ir iš visų sklinda karaoke, nes yra toksai, reiškia, pramoga vakarinė, visi dainuoja karaoke. Tai, Basanavičiaus gatvėje, tai aišku, ir aš, jeigu jau patekai į tokį spąstus, tai do as Romans do, tai jau tada dainuojam karaoke, aišku, tai ką darysi, aišku, galbūt tu kitaip tikėjasi to romantiškai, žinoma, mes dažnai įsivaizduojam vėlgi, tai romantiškai, arba tas pats Tailandas, ar ne, mes įsivaizduojam romantiško įlanką, ten safyrinė įlanka, tik tu ir tavo mylimo žmogus ir daugiau nieko, ir dar 3000 žmonių aplink, žinai. Bet vėlgi, tam yra laikai, tam yra, pavyzdžiui, labai geras yra pavyzdys su Siksto koplyčia. Visi, turbūt daug kas yra buvęs, žinot, kas ten vyksta, kad tai yra maždaug kaip Akropolis per Jamam ir panašiai. Ir dauguma taip tai yra normalu. Toliau yra agentūros, kurios sako, mes tave pravesim greičiau ir daugiau laiko paimsim. Bet yra ypatinga agentūra, kur galite ir užmūryti. Nemačiau tokios. Ar ne? Į Siksto koplyčią? Taip. Tai čia jeigu tu net popiežium nori būti, man atrodo. Tai aš apie tą ir kalbu. Šita agentūra. Ne, bet pavyzdžiui, yra 2 agentūros ir man, pavyzdžiui, nebuvo taip jau lengva jas susirasti. Reikia ieškoti. Tik 2 agentūros, kurios turi teisę tave į Siksto koplyčią įleisti 1,5 valandos anksčiau, negu atsidaro visom kitom agentūrom. Tai aišku kainuoja gerokai brangiau. Bet tu ateini, pernai, kai buvom Romoje, mes šitą pasimėm, tu ateini ir visoje Siksto koplyčių, jeigu tu dar truputėlį palieki tos amerikiečius visus ir japonus už savęs, eidamas greitesnių žingsnių, nes greitesnis žingsnis kelionėje visada yra privalumas, nes Japonija nespėja. O tu ten bum ir tu prieki. Teoriškai tu gali įeiti į Siksto koplyčią ir kokias kelias minutės ten pabūti joje visiškai, su 4 ar 5 žmonėm. Ir jausmas yra visai kitoks, negu kai yra ten 500 ir 700 žmonių ir ten greičiau. Tai va tokie smulkus niuansai, jie visą laiką prideda prie tos kelionės kažkokių tai papildomų privalumų. Bet reikia ieškoti. Kiek tu maždaug laiko planuoji kelionę? Kiek tas pasiruošimas trunka? Jeigu didelė kelionė, sakykime, pavyzdžiui, didesnė kelionė buvo 2 savaičių. Ir jeigu tu esi vienas pats, atsakingas už visą kelionę, kokie 2 mėnesiai. 2 mėnesiai po kiek žmogaus darbo valandų? Nežinau, neskaičiavau, Justinai, niekada, nes kadangi tai nedarbas yra, o malonumas, gal po porą valandų per dieną. Po porą valandų per dieną. Pradžioje yra, tu iš principo susidėlioji, aš pavyzdžiui visada keliauju atvirkštiniu būdu. Tai yra,
aš nesakau, kad aš, pavyzdžiui, dabar noriu važiuoti į Tailandą, ne? Arba į Vietnamą, arba į Kostariką, arba panašiai. Ne, aš visą laiką turiu savo kelias agentūras, kurios pardavinėja labai pigius bilietus. Ir aš suprantu, kad tai nepatogu yra. Kad dažniausiai ten būna labai keistų tokių kelionių su nakvynėmis oro uostuose, ten Dohoj kažkur reikia laundžius pirkti ir gulėti ant tokių keistų gultų ir po to reiškia žinoti va tokias smulkmenas vėlgi reiškia, kad Dohoje yra laundžas, Kataro oro uoste, kuriame visi nakvoja tie, kurie ten turi, neina į miestą, kadangi mieste reikia vizų ir yra pakankamai sudėtinga, jeigu turi tik tai naktį. Ir ten reiškia, tu susimoki, gauni tą tokį gultą ir taip pat įskaičiuotas ir maistas ir gėrimai. Bet Alachas viską mato ir dėl to alkoholinių gėrimų nepardavinėja. Nepilsta. Bet reikia žinot, kad virtuvėje yra bičas. Ir jisai taip stovi ir žiūri visus. Ir jeigu tu sutinki su juo akimis, jisai tau linkteli, tu irgi linkteli ir tada jis tau įpila. Tai va tokių dalykų. Tokius dalykus reikia žinoti. Ir tai yra unikalu, todėl kad aš paskutinį kartą, kai buvau Dohoje, reiškia, šitą jau žinojau ir aš ten su vyno taurėm visas marširuoju ir visi taip amerikiečiai žiūri su tokiu nuoširdžiu pavydu ir sako, meit, iš kur, sakau, žiūrėkit, dabar aš jums papasakosiu, kaip reikia gyventi. Ir jie sako, wow. Tai va, tai iš principo dažniausiai būna taip, kad... O beje, kaip sužinojai šitą dalyką, kad reikia pažiūrėti į to žmogaus akis? Kažkuriam iš kelionių forumų. Iš kelionių forumų, kuriame yra tema apie tai, kaip nakvoti Dohoje. Nes vėlgi, kai aš sužinojau, kad man reikia nakvoti Dohoje, tu pradedi tada ieškoti konkrečiai, ką daryti Dohoje. Tada išsiaiškini, kad yra toksai laundžas. Tada išsiaiškini, kiek jisai kainuoja. Tada išsiaiškini, kad jeigu tu pirksi netiesiogiai, o per tarpininką, kuris pardavinėja viso pasaulio laundžus, bus pigiau. Tada nueini į forumą, kuriame aiškinasi ir ten įmanoma pamiegoti. Tada tam forume randi žinutę, mažą žinutę, kad viskas yra įskaičiuota ir nenusivilki tie, kurie galbūt negausit išgerti. Čia aš nežinau, šitoj dabartiniai Lietuvoje taip galima kalbėti drąsiai apie tokius dalykus, bet dar kol kas galima. Tai iš principo mintis yra tokia, kad man nukrenta bilietas ir tada aš jį perku. Dažniausiai tai yra impulsinis pirkimas ir tada aš jau galvoju, ką aš dabar padariau. Sau ir visai šeimai. Dažniausiai visai šeimai arba dviems. Ne, savo ir žmonai. Arba dar tada, reiškia, dabar jau beveik visi žino tas agentūras. Anksčiau tai čia dar buvo stebuklas ir aš, pavyzdžiui, aš atsimenu, kai nukrito bilietai į šitą Rio de Janeirą už 250 eurų, tai gal 20 lietuvių važiavo kartu. Aš pašėrinau savo Facebook'e, bet tada reikia reaguoti greitai. Čia yra minusas, kad jeigu tu sureaguoji greitai, pavyzdžiui, dabar kabo pasiūlymas už 209 eurus, yra du variantai dabar kabantis. Arba iš Prahos Prahą į Afriką, tai yra Dar es Salamas, Tanzanija arba Adis Abeba, Etiopija ir po to galima galvoti apie safarius gerus už 220 eurų. Arba kitas yra variantas iš Briuselio į Belizą, Gvatemalą arba Kostariką už 250 eurų. Tai va šiam momentui, ta prasme, jie yra. Pavyzdžiui, dar buvo vienas labai juokingas variantas, vakar bačiau iškrito, bet čia reikia labai greitai keliauti, kovo 20 dieną, Varšuva, Vietnamas, 80 eurų bilietas. Bet į vieną pusę. Nors aš ieškojau, ar yra į kitą, atgal nėra. Bet vėlgi, tai čia jau smulkmenos. Tai va, ir kai yra tas bilietas, tada tu supranti, kad tu jau turi tą kelionę ir tada tu pradedi planuotis. Nes pavyzdžiui, kai yra, labai dažnai būna tie vadinamieji pigūs skrydžiai, tada kai yra open jaws. Tai yra, kad tu išskrendi iš vieno miesto ir grįžti į kitą. Tai pavyzdžiui, mano paskutinės tokia rimtesnė kelionė buvo, mes išskridom iš Švedijos per Pekiną į Bankoką, o grįžom iš Krabi į Londoną. Toksai momentas. Ir tada, kai tu turi atvykimo tašką ir išvykimo tašką, tu tada visas Tailandas arba aplinkui visas auksinis trikampis yra prieš tave ir tada tu jau dėliojasi. Ar tu imsi 3 šalis ar 2 šalis, į kurias kokią salą ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada tu jau pradedi eiti smulkmenas. Kai išsirinki salą, tada ieškai, ar įmanoma rasti, pavyzdžiui, tą svajonių bungalow, kuris, kad tu atsidarai duris ir yra vandeninas už 8 žingsnių. Ar radai? Radau.
Radau ir iš tikrųjų buvo 8, didelių 8 žingsnių šuolių, tokių, sakykime, taip, reiškia. Gal 15 žingsnių. Per atoslūgį ir per potvinį. Ką? Per potvinį. Per atoslūgį truputį daugiau žingsnių. Bet vat yra tokie dalykai ir kainos, aišku, yra vėlgi. Bet jis yra, ta prasme, jau tikrai gerai paslėptas. Reikia jau jo ilgai ieškoti. Per visus įmanomus oficialius puslapius, per forumus, kartais jie netgi reikia skambinti, nes ten kokie nors 2 visiškai chill out skandinavai turi tokį daiktą ir jie tik tai telefonais priima bookingus, tada, kada jie yra neapsirūkę, nes reikia pataikyti, kad tu jiems paskambintum. Tai va tokių, o po to jau dėliojasi pramogas. Tada žiūri, koks yra tavo biudžetas ir kiek tu gali sau leisti pramogų. Ir tas pačios pramogoms nelygios. Pavyzdžiui, vien, tarkim, yra tokia klasikinė pramoga, ar ne, drambliai Tailande. Čia klasika yra visiškai, ar ne, bet yra puslapis, kuris labai gražiai kvalifikuoja visas siūlomas paslaugas į 4 kategorijas. 4 kategorija, kurių reikia vengti kaip maro, nes ten yra sukčiai. 3 kategorija, kurie yra nesukčiai, bet jie išnaudoja dramblius žiauriai, ta prasme yra ten, tu iš principo prisidedi prie gyvūnų engimo. 2 kategorija tokia yra ir 1 aukščiausia kategorija yra tie, kurie iš tikrųjų rūpinasi tais drambliais. Tai yra prieglaudos, kuriuos tie dramblius dažnai išvaduoja iš tos 3 kategorijos kontorų ir tada jau rūpinasi ir tada tu jau ten nebeatvarai, kad ten, žinai, tu atvažiuoja ant dramblio, ne, ant dramblio narvas yra uždėtas, tas toksai metalinis kaip sostas ir tu ten toksai visos ant dramblio ir fotkinės. Ne, tu atvažiuoji visai dienai, ten jokių, ir tu su tuo drambliu gauni dramblį ir tu su tuo drambliu dirbi. Ta prasme, tu jį maudai, plauni, ten valai, maitini, reiškia, eini su juo pasivaikščiot ir taip toliau ir po to, reiškia, tam tikrai prasme prisidedi prie jo geros nuotaikos, nes čia yra esmė, kad dramblys būtų geros nuotaikos. Tai kainuoja tikrai gerokai brangiau, galbūt 5 kartus, bet tai yra vienintelis būdas, mano galva, kuris yra vertas to. Susipažinti su drambliu. Ta prasme, pabūti iš tikrųjų ir investuoti savo pinigus į tą industriją, kuri iš tikrųjų rūpinasi tais drambliais, nes, ateini, tu kalbi su tais žmonėm ir tu matai, kad iš tikrųjų jiems jie serga už tos dramblius. Jie nori, kad tie drambliai veistųsi, kad jie būtų sveiki, linksmi, kad ir visa kita, o ne cirkas toksai, žinai, turistams, kurie ateina su dėlėm agentūram ir, dabar 15 minučių ant dramblio, o dabar 10 minučių su beždžionė, o dabar žiūrėkit gyvatę, paimsit į rankas, reiškia, žinai. Pabuvom Tailande, valio. Aš jau nekalbu apie kitus Tailando malonumus, reiškia, ir taip toliau. Gerai, tai dabar truputėlį steptelėkim apie keliones, galbūt klausantis turi klausimų. Ar kol kas kelionės tokios tik svajonės? Kokia ten agentūra? Kokia agentūra? Ta, kuri bilietus siūlo. Kokia agentūra siūlo bilietus? Yra 2, yra, reiškia, holidaypirates.com ir Fly for Free, Fly, free.com. Tai jos, iš principo, jos net nėra agentūros, jos yra kaip affiliatai, tokie kelionių mėgėjai, nes jos tave nukreipia, jos pačios nepardavinėja bilietų, jos tave nukreipia į pačias keiščiausias agentūras pasaulyje. Aš, pavyzdžiui, bilietą už 250 eurų į Braziliją, nes į Braziliją, į Pietų Ameriką rečiausiai, kada būna pigių bilietų. Tai aš pirkau iš Slovakijos agentūros onlininės, kur kalbėjo tik slovakiškai su manim, kai reikėjo paskambinti, pasitvirtinti. Ir buvo išskirtinai keistas bilietas. Tu turi atvažiuoti būtinai. Bet tu negali nieko praleisti, tu turi atvažiuoti į Briuselį. Briuselėje privalai sėsti traukinį. Iš traukinių važiuoji iki Paryžiaus Šarlio de Golio. Iš Šarlio de Golio išskrendi, atskrendi į Šarlį de Golį. Privalai tada važiuoti iki Amsterdamo ir tada jau laisvas. Tai pavyzdžiui, tai yra vienas momentas, kai, tarkim, mes... patarimas yra toks, kad tu pradinį etapą iki atvykimo, tu privalai tai padaryti. Nes, pavyzdžiui, mes kai keliavom į Japoniją, vėlgi, Japonija dar buvo litais, čia buvo iš viso buvo toks širdies skausmas, nes ką tik buvom nusipirkę bilietus į Braziliją ir dar galvojam su žmona, kaip čia dabar, kur biudžetą rasti, reiškia, šeimoje. Ir po 5 dienų išmetam ant pasiūlymas į Tokiją 660 litų. Į Tokiją. Tai kaip tu nepirksi? Čia jau turi visiems tada pirkti. O ten yra irgi iš... Greitieji kreditai, toliau. Ne, tuo metu PokerStars labiau man padėdavo, reiškia. Aš tikėjau tokia karma, kad jeigu labai nori, tai tau geriau tada sekasi turnyruose žaisti. Ir iš tikrųjų tai būdavo. Tai ten irgi išskrendi iš Barcelonos, nusileidi Romoj
privalai nusileisti Romai, tada su Alitalija į šitą... Milaną? Ne, į Tokiją, jau tiesiai į Tokiją, bet iš Tokijo atgal į Romą ir iš Romos į Milaną. Bet kadangi tu jau grįžinėjai, tu gali praskipinti tą paskutinę dalį, kurios tau nereikia, nes man nereikia į Milaną, aš galiu iš Romos grįžti, bet yra vienintelis niuansas, kad tu tada turi keliauti tik tai su rankiniu bagažu. Nes tave check-ins privaloma tvarka iki Milano ir tada jau gaudyk savo lagaminus. Tai va, tai tas Open Java, tai jie taip ir veikia, kad tu būtinai turi šitos. Tai man iš tikrųjų buvo keista, kad į kitą kelionę keliavom su kažkokia portugališka agentūra. Ta prasme, šitos Expedijos portugališka padalinys. Būtent portugališkas padalinys pardavinėja pigesnius bilietus negu pati Expedija. Ir vėlgi, jie tau parašo, reiškia, portugališkai. Nes, kaip tau jie bendraus dabar angliškai, ne? Tu išsiverti su Google Translate'u ir suvoki, kad jie tu turi paskambinti ir patvirtinti jiems, reiškia. Ir tu paskambini į Portugalijos agentūrą ir tvirtini, kad tu toks iš tikrųjų esi ir tu esi didžiąją laiko dalį tu įsitikinęs, kad čia yra blefas ir nieko nesigaus ir čia yra kažkokie sukčiai ir apgavikai. Bet, žinokit, niekada nebuvo, kad būtų buvę problemų. Visada bilietai suveikia, visada bilietai yra, visą laiką viskas yra gerai. Tai va, ir dar yra viena agentūra, Lenkai, kurie duoda labai įdomius patarimus, vadinasi flipo.pl. Labai įdomus pasiūlymai iš Varšuvos į visą pasaulį. Tai turint omeny, kad čia išsėdai autobusą ir už 5 valandų esi jau Šopeno oro uoste, tai irgi labai geras variantas. Mes būtent į Vietnamą skridom iš Varšuvos. Taip, iš Facebooko mūsų klausia: Andriau, kam pirmenybė, kelionė į Uzbekistaną ar Butaną? Čia ką tu labiau myli, mama ir tėtis šitos pačios operos? Ne, bet Uzbekistanas... Jeigu atvirai Uzbekistanas, aš kažkaip jaučiu, vienas iš savo mano tokių taškų tai yra Šilko kelias ir Centrinė Azija. Aš jaučiu tokią nostalgiją, gal net ne nostalgiją, tokį smalsumą iš tiesų, kaip pažiūrėti, kaip Uzbekistanas tvarkosi, kaip Turkmenistanas su besisukančia prezidento skulptūra, Kirgizija su jos kalnais, Kirgistanas yra įdomu, aišku. Tai man ten turbūt, jeigu reikėtų rinktis. O jeigu dabar reikėtų tokias apskritai top šalių, kur visiškai jau svajonių valstybės, tai pirma vieta, aišku, yra Naujoji Zelandija, tai čia yra be klausimo. Dar nebuvai? Ne, dar nebuvau. Čia vienas mano didesnių širdies skausmų buvo, kai nusipirkau bilietus į Australiją ir Naująją Zelandiją už 500 eurų, kas vėlgi yra kosminė suma palyginus. Ir nepavyko išvažiuoti. Aš turėjau bilietus, bet nepavyko išvažiuoti. Kur tada juos dėjai? Išmečiau pro langą. Nes, nėra ką su jais daryti. Jie nekeičiami, jie nieko negali padaryti. Tiesiog, būna taip gyvenime pasisuka, kad buvo... Grynas nuostolis. Jau visiškas force majoras, aš nieko negalėjau pakeisti. Ir čia buvo vienas iš tokių liūdnesnių periodų, kai tu supranti, gal žinai, kad tu jau ten turėjai būti, o nebuvai. Gerai, gal dabar apie keliones šiek tiek tada sustokim. Kita tema – ateitis. Tu gražiai paminėjai, kad rytojus bus be mūsų, mes būsim be rytojus ir taip toliau. Šiandien, apie tai. Ar ne taip? Apskritai, kaip tu žiūri į ateitį? Optimistiškai? Tai be abejo. Absoliučiai optimistiškai, nes, ir dabar, pavyzdžiui, aš ką tik atvažiavau iš vienos mokyklos Vilniaus rajone, kur dar jau gerokai jaunesnė publika yra ir kuriems galbūt labiau reikia to tokio patikinimo ir įkvėpimo, kad ateitis bus visai nebloga. Aš kažkaip labai esu tas fanas technologijų, kuris mano, kad technologijų proveržis, technologijų revoliucija, kurioje mes visi dalyvaujam, norom, nes niekas mūsų neklausia, ar ne, mes norim ar nenorim dalyvauti. Kai vyko dainuojantį revoliuciją, mūsų tėvai dar turėjo pasirinkimą. Arba tylėt. Kai kurie sako, mes tada dalyvavom revoliucijoje, tu taip juos žiūri, jų veidus ir galvoji, toksai kirba klausimas, su kurioje pusėje. O čia nebuvo jokio pasirinkimo, ar ne, atėjo technologijos, jos mus pasiėmė, įsiurbė ir aš manau, kad mes tik pradedam po truputėlį naudotis visais privalumais. Visom galimybėm mokytis, visom galimybėm studijuoti, visom galimybėm tobulėti, visom prasmėm. O sakai, žmogus be technologijų ateityje, ne? Manau, kad ne. Ne, tai aišku galima. Ta prasme, čia, žinai, man dabar pradės šitas rimtas rašytojas, reiškia, filosofas ir profesorius man pradės pasakot apie ta prasme, žmogiškumą, būtį, bendravimą ir taip toliau. Aš esu girdėjęs. Ne, aš esu rašytojų sąjungos narės, dažniausiai turiu tokias polemikas.
Ir sako, taigi kaip jūs, čia net žmogaus bendravimas su žmogum neatstos. Tai aišku, kad neatstos, bet visa tai yra gerokai palengvinta. Tai technologijos palengvina mūsų gyvenimą. Tai aš esu turbūt už tai, taip galima gyventi atsiskyrėlio gyvenimą. Ir yra žmonių, kurie vienuolynuose gyvena. Ir puiku, ir yra filosofų, kurie išvažiuoja savęs ieškoti, yra žmonių, kurie neturi Facebooko iš principo, yra žmonių, kurie neturi mobilaus telefono iš principo ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas tvarko. Jeigu jiems yra gerai, tai taip, bet reikia pripažinti, kad technologijos didžiai žmonių daliai gyvenimą palengvina. Ir dažnai mes netgi pradedam naudotis, žiūrėkim, pavyzdžiui, tas pats mobilusis telefonas. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai naudojusi juo 90% ne pagal paskirtį. Nes telefono paskirtis yra skambėti ir kelti ragelį, alio sakyti. Tai aš nemėgstu kalbėti telefonu, aš geriau jau sakau, rašykit man Facebook, bus kažkas greičiau ir aiškiau. Arba išnaudokim tas visas technologijas. Tai visa tai labai padeda, galų gale tos pačios technologijos padeda gerokai su tom pačiom kelionėm. Jos bet kuriam gyvenimo etape tau padeda. Bet tarkim, tu nuvažiuoji į mokyklą kažkur, nežinau, tokiame, ne tai, kad užkampyje kažkur, ar ne? Ir dabar ten sėdi vaikai galbūt iš socialinės rizikos šeimų ir panašiai, ir tu jiems sakai, kad technologijos mūsų išlaisvins. Ar tu jiems sakai taip, ar tu vis dėlto kažką kitą akcentuoji? Ne, aš tikrai sakau taip. Aš puikiai suprantu, kad, bet yra kitas dalykas. Ten, jeigu dabar eiti truputėlį gilin į tą tokią sudėtingesnę situaciją, ten yra labai aiški takoskyra tarp šviesos ir prieblandos zonos. Ir labai liūdna, kad nemaža dalis prieblandos zonoje skendi būtent jų namai. Jų tėvai, jų pasirinkimas tėvų, ką žiūrėti per televizorių, pradant ten TV pagalbas ir visą šitą marazmą ir taip toliau. Kartais netgi elektros nebuvimas, nes už skolas yra atjungta. Ir ta prasme yra ta šviesos salelė, kuri yra mokykla, bibliotekos, dienos centrai ir taip toliau, kuriame yra internetas, kuriame yra kompiuteriniai žaidimai, nes būkim biedni, bet teisingi. Jeigu atkreipsim dėmesį, ką veikia vaikai bibliotekose, ne knygas jie skaito ir ne Google ieško, ką pasakė Kantas apie moralinį imperatyvą ar dar kažką. Jie žaidžia Counter-Strike, tai tvarko, bet jau geriau, jeigu jie žaidžia Counter-Strike bibliotekoje, negu kad jie, ta prasme, žiūri, kaip tėvai žaidžia Counter-Strike tiesiogiai. Tai va čia yra, sakyčiau, tas yra niuansas. Ir aš manau, kad man labai patinka dabartinės vyriausybės sprendimas per metus ar pusantrų maksimaliai padidinti tų dienos centrų skaičių, nes vėlgi per technologijas mes parodom, kad yra kitoks pasaulis. Gyvendami ten savo kaime, jie to kito pasaulio gal nemato, pradeda net neįsivaizduoti, kad jis gali būti visai kitoks. Technologijos tai padeda parodyti, bet turi būti, aišku, ir žmogus, kuris turi tai parodyti. Pasakyti, pamokyti, pademonstruoti, naudą pamatyti. Tai vienas iš mūsų, tarkim, tų tokių projektų tikslų ir būtent pabūtai žmonėm, kurie sako, žiūrėkit, Counter-Strike'as yra gerai ir Minecraft'as yra gerai ir visi kompiuteriniai žaidimai yra gerai. Šalia to dar yra tas ir tas. Atkreipkit kada nors dėmesį, nes žiauriai naudinga, nes po to daug uždirbsit ir labai gerai gyvensit. Ir tas pradeda rezonuoti, ar ne? Jeigu tu labai praktiškai kalbi, jeigu tu sakai, kad technologijos tau padės geriau gyventi, o kas nenori geriau gyventi. O technologijos tikrai padeda geriau gyventi. O tarkim, pats savo vaikam kaip ugdai savo jaunąją kartą, toksai labai skambus žodis, tiek technologijų požiūrių, tiek kur juos kreipi, ar tu juos kreipi apskritai? Čia dar neaišku, kas ką kreipia labiau, nes dabar, pavyzdžiui, kadangi... Minecraft'o tu nežaidži? Ne, nežaidžiu, bet aš žaidžiu kitus žaidimus. Ir tai vis tiek yra privalumas. Ir, pavyzdžiui, susikalbėti, ar ne? Susikalbėti, taip, iš tikrųjų susikalbėti yra neblogai, pavyzdžiui, ir iš tiesų, žinot, vienas dalykas, autoritetą dabartinių paauglių tarpe išsikovoti yra pakankamai sudėtinga, reikia pripažinti tą. Ir tie, kurie turėsit savo vaikų, po 10 metų suprasit, apie ką aš turiu omeny. Ir šitie bjaurybės, jie labai jaučia falšą. Jie labai jaučia, kai tu darai kažką nenatūraliai, kai tu darai kažką... Pavyzdžiui, jeigu tu apsimeti, kad tau iš tikrųjų yra labai įdomu socialiniai tinklai, bet tu ten nieko nedarai. Kad tau yra įdomu kompiuteriniai žaidimai, bet tu pats net nežaidži. Tu tiesiog bandai prie jų prisiblatinti, ar ne, prie hebros pabūt. Bet tai, žinai, tada, čia va toksai kažkoks tai, žinai,
čia tėvas mano man gėda dėl jo ir panašiai, žinai. Bet tai yra natūrali būsena, aš savo vaikams sakiau irgi, jūs nepamirškit, kad jau turi ateiti tas laikas, kai darosi deginantį gėdą dėl tėvų. Tai žinote, o kadangi dabar jų mėgstamiausia frazė yra ką tu manitai, tai labai sunku kažką... Ką reiškia, ką tu manitai? Tai reiškia. Nu, aš dabar padarysiu tai ir tą, ką tu manitai. O aš, pavyzdžiui, dabar nebeskaitysiu. Ir ką tu manitai? Ir ką tu? Ką tu? Beržinė košė uždrausta įstatymu. Ir ką? Tai vienintelis variantas gali bandyti tarti su sesė, kad jinai už tave priluptų brolį, reiškia, žinai. Čia toks variantas irgi yra, žinai, apeiti įstatymą. Čia aišku juokauju. Ne, nu ką į tai? Nu, ką? Ne, bet aš turiu meni, kad tau turi būti pačiam įdomu. Pavyzdžiui, paskutinis pavyzdys, kaip aš kovoju, reiškia, nu kaip kovoju, nekovoju galbūt čia. Bet natūraliai toksai gavosi, kaip ir, reiškia, aš visai neseniai sužinojau, kad Facebook'o Messengeryje yra žaidimai. Nežinojau visiškai. Man teko girdėti irgi. Ir pavyzdžiui, reiškia, aš pasižiūrėjau, kad mano sūnaus visa klasė žaidžia tokį žaidimą, kur reikia dėlioti tokius blokelius ir jie turi savo rekordus. Ir aš, pavyzdžiui, išsikėliau savo uždavinį, kad aš turiu juos visus aplenkti. Ir aš paskyriau dieną tam, labai prasmingas buvo užsiėmimas, reiškia, ir aš rinkau tos blokelius ir aš dabar surinkau mano rekordas ir aukščiau už juos visus. Kartu sudėjus? Nu, ta prasme, už jų geriausią žaidėją aš esu geresnis ir aš sakau, aš esu geresnis už tavo visus klasiokus. Ir jo, kai jau visiškai nėra ką veikti, tai mes užsiminėjom tokiais dalykais, tai man aš labai rimtai žiūrė savo gyvenimą. Tai ir ką į tai sūnus? Nu gerai, čia yra gerai, čia jau yra lygis. Čia jau yra lygis, nes jis nufotografavo visą šitą, išsiuntė klasiokam ir reiškia maždaug in your face. O ką jūsų tėvai padarė šiandien maždaug, ką pasiekė. Tai va, tai, žinot, yra tokios smulkmenos, bet jeigu tu tai darai nuoširdžiai, tu tada gerokai lengviau atrandi tą bendrą kalbą su jais. Ir aš taip kažkaip turiu tokių iliuzijų, kad man pavyksta su jais atrasti tą bendrą kalbą. Andriau, o dabar prieš pusę metų baigei studijas Berlyne. Taip. Koks įspūdis, ar tai galima būtų pavadinti studijom, kurios būtų ateities studijos? Tai, ką tu studijavai, ar tai vis dėlto buvo klasika? Tai yra, kaip tavo tas pomėgis technologijoms tau padėjo studijose, jeigu padėjo ir apskritai, va, tokia bendra... Jeigu taip atvirai, tai aš kažkaip turbūt galvojau, gal aš labiau įsivaizdavau, kad jis bus dar labiau technologinis. Eventualiai vis tiek susivedė į tai, kad reikia daug skaityti protingų knygų. Ir... Neišvengsi, nepabėgsi. Ne, aš jau tikėjausi, kad jau to, žinai, paspaudė mygtuką ir tada jau viską išmoksti. Bet ne, vis tiek, nepaisant to, kad studijos hibridinės, tai yra didžiąja dalim nuotolinės, duoda daug labai skaityti, bet kas man patiko, kuo skiriasi nuo Lietuvos universitetų, nu, aš konkrečiai galiu, nežinau apie jūsų universitetą, aš kalbu apie savo alma mater, apie VU, tai ten mums duodavo knygas. Ne? Nu, va, čia mikroekonomika, čia makroekonomika, čia tas, dabar skaitykit. Ten tau labai aiškiai pasako, ką reikia skaityti ir kodėl reikia skaityti. Ir tada darosi gerokai aiškiau. Ir tas pats paveikslas darosi gerokai aiškesnis. Bet krūviai yra dideli, aišku, yra, žinoma, kad viskas vyksta internete, kad yra speciali platforma, Blackboardas, kad viskas yra plaudinama, kad yra video prezentacijos, kad yra slaidai, kad yra filmukai, sukrauti visą programą susideda iš ir YouTube filmukų, ir jų analizės, ir patys dėstytojai įrašo savo video prezentacijas, ir yra interaktyvas, kur tu su jais bendrauji. Bet tai jau yra norma. Tai jau yra nieko čia tokio, nieko nebuvo stebuklingo. Kad tu atsiskaitinėjai, pavyzdžiui... O tu gyvai atsiskaitinėjai ar ne, per nuotolį? Per nuotolį. Per nuotolį ir, pavyzdžiui, yra iš tikrųjų labai įdomu, kai yra, tarkim, speciali video platforma atsiskaitimams sukurta, yra dėstytojas ir 4 langai. Ir tai yra langas Lietuva, langas Pietų Koreja, mano kursiokė, langas Suomija ir langas Brazilija. Ir visi mes vienu metu pabandę suderinti 4 skirtingas laiko zonas kartu su dėstytoju, atsiskaitinėjom. Ir juokingiausia buvo, kad mes turėjom atsiskaityti 5, 5 nebuvo, ir tai mes atsiskaitėm be jos. Jinai labai atsiprašinėjo, nes jinai yra iš Ugandos, jinai yra Jungtinių tautų darbuotoja, jinai dirba Somalija. Ir tuo metu, kai reikėjo atsiskaitinėti, prasidėjo šitų gaujų karas ir jos suvarė visus jungtinės tautas į bunkerį ir ten nebuvo Wi-Fi'aus. Tai jie negalėjo atsiskaityti kursinio darbo ir jinai labai atsiprašinėjo dėl to, reiškia. Bet jie leido po to atsiskaityti? Ne, tai leido, nes mes sakėm, dėl tokių smulkmenų, reiškia, dabar tu mums faktiškai, žinai, sugadinai atsiskaitimą. Bet kas yra labai gerai, kad nes yra nemaža dalis universitetų, kurie tik tai yra distance learning. Tas, kas man patiko čia, kad yra 2 kartus per metus, tu važiuoji į patį universitetą, tu gyveni kampuse ir suskrenda visi dėstytojai.
Nes dėstytojai yra buvo iš viso pasaulio, nuo Australijos iki Amerikos, Suomijos, Ukrainos, Rusijos ir taip toliau ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, mano magistrinio darbo vadovas buvo rusas, profesorius Medvedevas, kurį asmeniškai Putinas yra pavadinęs idiotu. Tai čia yra vienas iš didžiausių turbūt jom kaip tokių įvertinimų, nes jie susikirto dėl Arkties tyrinėjimų, jis turi labai griežtą nuomonę dėl kaip istorikas, kas yra Arkties istorija ir Putinas jį pavadino idiotu, Žirinovskis liepė iš viso jį išvaryti ir neduoti jam jokio darbo. O jis yra šiaip vienas skaičiausių tokių ekonomistų ir istorikų. Tai su tokiais žmonėms pabendrausi, aišku, yra labai gerai. Tai tas toksai miksas, aš sakyčiau, yra vienas turbūt optimaliausių variantų, bet dirbančiam žmogui tai yra labai sudėtinga. Kai aš pradėjau, aš galvojau, kad bus gerokai lengviau. Aš prisiminiau savo studijas Vilniaus universitete, tai kur aš pirmam kursą ištobulinau biliardo žaidimo įgūdžius. Ištobulinau. Tobulai žaidžiau rusišką biliardą. Tai čia buvo truputį kitaip. Bet ir daugiau užsiėmimų turėjai? Kada? Turiu omeny, tuo metu, kai studijavai, tu tuo pačiu dar ir čia pilnai veikiai. Taip, aš dėl to ir sakau, ta prasme, kad iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, dabar reikėtų grįžti, ar ne, ir sako, pakartok, kad aš nekartočiau. Ką tau davė tos studijos? Savi tokį džiaugsmą? Turbūt labiau savi džiaugsmą. Toliau, antras labai svarbus dalykas, kad mano mamai labai buvo svarbu, kad aš būčiau magistras. Žiauriai buvo svarbu. Nes dabar sūnus bet jau bent jau dabar jinai žinau, kad to nori, ten ir aukštesnių laipsnių, bet bent jau dabar taip garsiai nebegraužia manęs, reiškia. Bet dėl magistro tai buvo graužiama, tai be galo, be krašto. Bet nejaugi tu jau baigei tuo metu, kai bakalaurai buvo, tu turbūt 5 metų studijos. Ne, buvo bakalaurai, aš baigiau bakalaurą, aš iš karto įstojau į TVM į magistrą. Ir po metų aš susivokiau, kad aš mokiausi absoliučiai tą patį, ką aš mokiausi bakalaurą. Kažkokia toks įdomi programa labai. Ir dar pinigus už tai moku. Ir tada aš tas studijas atidėjau akademiniam atostogom, po to pasiėmiau dar kitas akademinės atostogas. Man atrodo, aš vis dar esu akademinės atostogos. Čia buvo prieš 17 metų kažkur. Tai ar jie mane išbraukė ar ne, įdomu, gal ir ne. Reikia paklausti, ne tiek daug ir liko. Tai, o po to jau, žinai, kai tu įsisuki, iš tikrųjų, žiauriai sunku. Aš jau apie tai vis pagalvodavau ir ne tik dėl mamos, bet dėl savęs paties, reiškia, ir dėl pakraipos, man visą laiką buvo įdomu, tai ir tarptautiniai santykiai, politikos mokslai. Bet, čia tol, kol aš kažkada netėjo tas pribrendimo momentas, kai tu stovi, žiūri į veidrodį ir kalbėsi su veidrodžiu, nes tai yra jau tam tikra stadija, kai tu kalbėsi su veidrodžiu. Ir tu sakai, arba dabar, arba tikrai jau po 40 jau tikrai jau nebus kada, jau patikėk manim. Arba tada jau, kai įmoki pirmą įmoką, tada pasidaro gerokai lengviau. Tada jau reikia. Ne, tada jau supranti, kad jau, nors buvo jau... Bet kaip lėktuvo bilietus už 500 išmeti, tai gal ir studijų įmoka, ką čia? Ne, matai, ten buvo problema tokia, kadangi tokių gudručių kaip aš ten daug yra, kurie, nes visi yra maždaug... Berlyne turi galvoti. Jo, aš kadangi tam kurse aš galvoju, kad aš būsiu vyriausias, aš buvau bene jauniausias. Nes buvo, pavyzdžiui, 70 metų teisininkas iš Kentukio kažkokių miestelio, toks, žinai, visiškai... Aš sakau, bredai, kam tau reikia šito, žinai? Atsako, aš noriu tobulėti. Sakau, gerai, aš jau noriu. Tai va, bet ten yra esmė tokia, kad tu pasirašai sutartį ir jeigu tu gali bet kada išeiti, bet tu vis tiek už pilnus mokslo metus turėsi susimokėti. Tai labai daug sulaiko. Nors, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kadangi buvo 2 variantai, arba baigti klasiką, tai yra per 2 metus, arba išsidėlioti per 4 metus. Tai iš mano kurso, ko gero, 90% nepavežė. Nepavežė 2 metų intensyvaus labai kurso, nes, iš tikrųjų buvo kraujas iš nosies kartais. Jau tiesioginė prasme pradėdavo bėgti. Taip, tai dabar, kadangi laikas labai tikrai greitai bėga, auditorija, klausimų, prašau, gal turite? Sveiki visi, Lukas Borusevičius. Čia šnekėjom apie ateitį ir tiek apie mokslus jūsų, tiek apie technologinę ateitį ir pozityvumą. Ir ko gero visiems įdomus klausimas, kada užimsi tokią pareigybę, gal tiksliai neįvardysiu, bet rimuojasi su lietre prezi. Čia iš medicinos srities kažkas. Žiūrėkit, yra labai paprastas dalykas. Tai iš esmės panašios pareigybės, ar šita, ar dar kitos pareigybės, jos iš principo kertasi su noru keliauti. Iš principo kertasi. Iš esmės, ta prasme,
tu vat negali pasiimti nusipirkti bilietų, ar ne, jeigu tu dirbi kokios nors valstybės tarnyboje, ar ne, bet kokioj. Iš tiesų, ta prasme, aš, pavyzdžiui, nesu gyvenime dirbęs nuo 8 iki 5. Aš nesakau, kad tai yra labai čia gerai ir kažkas, ta prasme, kad aš to nedariau ir kad tai yra labai blogai, ta prasme, čia tiesiog kitoks gyvenimo būdas, aš to nesu nė karto daręs, galbūt visai būtų įdomu. Žinot, tas pats klausimas, ar tu mokės slidinėt, ar tu mokė kalnų slidinėjimą užsiminėt, ar ne? Tu sakai, nė karto nesu bandęs, tikriausiai moku. Tai gal visai ir patiktų, bet aš, pavyzdžiui, sunkiai įsivaizduoju save, dirbantį tokį darbą, kad yra fiksuota darbo diena, tu uždarai duris ir ramu. Ir tu žinai, kad tu turi 2 savaitės, ar kiek, aš nežinau, kiek tas savaičių dabar, 2, 3, kiek ten duoda, kažkiek. Žiūrint kas. Žodžiu, atostogos mėno, grubiai tariant, jeigu dirbi valstybės tarnyboje, turi 1 mėnesį atostogų, kurį gali išdalinti taip į 2 dalis. Tai... Aš kažkaip galvoju, kad mažiau. Aš nežinau dėl to aukštųjų postų, kaip nesvarbu. Bet jeigu esi Seimo narys, jeigu tu išvažiuoji į Tailandą, tau iš karto apkaltą padaro kaip Linui Karaliui. Čia jeigu Seimo narys. Ir plus dar visi skaičiuoja. Bet čia tuo metu, jeigu yra sesija, o tarp sesijų Seimo nariai taip ir netvirtina atostogų. Tai taip, bet pavyzdžiui, vis tiek, jeigu išvažiuoja, kaip Bilotadė išvažiavo į ralį, bet tai vis dar nenurimstam. Vėl prasidėjo sesija. Ir ką tada daryti? Tu perlidu į ralio, o sesija prasideda. Taip, bet tarp sesijų yra labai ilgas laiko tarpas. Gerai, suviliojat. Okay. Ne, bet iš tiesų, tas yra turbūt tas laisvės pojūtis. Aišku, tai yra butaforija, tai yra įsivaizdavimas, kad tu, kai esi žmogus dirbantis pagal individualią veiklos pažymą ir neturintis fiksuoto darbo, kad tu čia labai daug esi labai laisvas. Nieko tu nesi laisvas. Ir tai yra gerokai dar turbūt ko gero dar sudėtingiau susimotyvuoti ir susiplanuoti. O atsakant jūsų klausimą, žinokit, yra tiek daug norinčių. Yra tiek daug norinčių, jau žiūrėkit, jau ir paskelbusių, ir jau stovinčių eilė, ir jau trypčiojančių. Ir žinot, kai aš matau, pavyzdžiui, vėlgi, kai aš nuvažiuoju į festivalį, kokį nors, ir yra, tarkim, daug biotualetų. Ir aš matau, aš stoviu eilė, ir aš matau, kad žmogus trypčioja, kaip nori. Aš jį užleidžiu. Tikrai, nes jam labiau reikia. Tai čia panašiai. Taip, dar klausimų. Prašau. Ne kiekvieną dieną Andrius Tapinas, žinokit, atvažiuoja. Kad aš jau pasakiau viską, svarbiausia, ką reikėjo, adresus pasakiau. Aš dabar visi, aš žinau, kad nekantrauja eiti ir žiūrėti, ar dar yra tų bilietų už 208 eurus. Bet žinokit, aš ten galiu pasakyti, pavyzdžiui, ten yra ir Disneylandas keliautojams, ir Pragaras tuo pačiu metu, todėl, kad ten yra tiek daug pasiūlymų, kad tu apsiverki kartais, tu elementariai apsiverki. Nes, į Ameriką ten yra, aš sakau, ir aš, pavyzdžiui, kai matau žmonės, kurie džiaugiasi, kad jie į Ameriką nuskrido už 500 eurų, aš galvoju, jums kažkas yra stipriai negerai. Nes, aš nesu nė karto, išskyrus vienintelį variantą į Australiją ir Naują Zelandiją, esu mokėjęs 500 eurų. Virš 300 eurų man yra lokas, čia smegenys, aš negaliu mokėti daugiau negu 300 eurų už lėktuvo bilietą. Bet aišku, tai reiškia, kad tu ten skrisi per Ulan Batorą, Vladivostoką ir su aviakampanija Rus, tai kur sklinda tabako dūmai iš pilotų kabinos, nes jie brendžio yra įkalę, nes labai baisu jiems skristi yra iš to lėktuvo. O yra man su panašiais lėktuvais Rusijoje tekęs skraidyti, nes vis tiek ekstremaliausios kelionės vis dėlto turbūt buvo ten, tam krašte. Va, tada Facebookas dar atskubėjo į pagalbą. Ir kodėl upper middle class celebrities Lietuvoje privalu pasakoti, kaip pigiai kur nuvažiavo, apsistojo ar pavalgė? Štai tau koks klausimas. Kas yra upper middle class? Čia tu. Aš? Taip. Nežinau, kad ir mano darbdaviai ir visi, kurie honorarius moka, taip galvotų. Aš nežinau, kodėl yra privalu ir aš labai abejoju, kad tai yra privalu. Gal čia tas žmogus, kuris klausys, nežiūri laidos Raudonas kilimas, arba ten gyvenimas yra gražus, arba ten dar kažkas, kur pasakoja apie 5 žvaigždučių viešbučius ir ten... O esi 5 žvaigždučių viešbutėje gyvenęs? Esu. Ir tuose kelionėse? Jo, esu metus. Gyvenęs? Taip. 5 žvaigždutėse? Bet ne tam pačiam viešbutėje. Ne, tiesiog aš turėjau kontraktą tuo metu, aš turėjau prieš 6 metus, fantastišką kontraktą su kaip vienos pokerio bendrovės ambasadorius. Ir jie mane vežiojo po visus turnyrus, o taip jau buvo priimta, kad tu privalai gyventi 5 žvaigždučių viešbutį. Nes pokeris. Nes tai yra glamūras. Aš sakiau, o galima, jūs man tokį
Kešų, aš pats susimokėsiu už tą viešbutį. Jie sakė, ne, sakė, žinom šitą dalyką, ten tu gyventi kur nors gatvėje, reiškia, hosteliukė. Tai, štai, yra buvę kelionių, kur aš gyvenu 5 žvaigždučių viešbutį, kokiam Vyne ar ten, ar Orientale. Ir kitoje kelionėje aš gyvenu hostelėje. Nes man tiesiog tai patogiau ir dar kažkada. Aš nesudarau niekada ir nėra baisiai didelio skirtumo, jeigu taip visai. Ten taip, turi chalatą ir šlepetės, nu ką. Tai aš kažkaip žinokit, man viešbutyje nuoširdžiai pasakysiu, reikia 2 dalykų - karšto vandens ir lovus. O be karšto vandens Sibiragi praėjai. Ne, tai ten nebuvo nei ir šalto vandens, matai. Tai jau nėra nei karšto, nei šalto vandens, tai tada jau jokio skirtumo. Bet jeigu yra dušas, tai norėtų, kad iš jo bėgtų karštas vanduo. Bent jau kartais. O šiaip tai sakau, tai aš nesu tikras, kad tai yra labai madinga. Nu, man tai patinka taip keliauti. Tai ką dabar, žinai, bite me. Nu, tai ką dabar mes man padarysit. Ką jūs man į tai? Teisingai, ką tau į tai. Ir štai, vėlgi, kitas dalykas, kad pinigų kiekis yra ribotas. Sakykim taip, neturiu aš neribotų finansų. Ir net jeigu turėčiau, aš vis tiek galvočiau, kad aš geriau išleisiu daugiau pinigų įspūdžiams, mažiau pinigų... Nu, bet va, Patreonai, kelionių laida ir taip toliau. Ką? Sakau, Patreonai, kelionių laida, nu finansai kaupėsi. Tai kaupėsi, tai žinot, ir mašinas ne už ką perkam, nebe už savus jau perkam, o už rėmėjų pinigus, taip. Beje, nauja laida rusiškai. Tu vesi? Taip. Buvo tokia mintis ir kalbėjom su vietiniais, su rusais, kurie sudarė mūsų kūrybinę grupę, sako, visai sako, gal ir įdomu pamatyti būtų tą baltišką akcentą. Ir, nes mūsų ir toks ir šūkis yra privatis privaltikė. Tai pasižiūrėjau pirminį variantą sumontuotos laidos, jinai rytoj pasirodo. Na, aš galvoju, kad aš blogiau kalbu, jeigu atvirai. Bent jau kaip kalbėjau, dabar atrodo gal ir visai nieko. Nors, aišku, bet su telesufleriu. Taip. Nu, vis tiek 30 minučių teksto sklandžiai papasakoti būtų gan sudėtinga. Nes visi tokių šou laidų vedėjai, kurie turi daug teksto, jie dirba su sufleriais. Ar Kolberas, ar Oliveris, ar Stewartas, jie visi turi suflerius. Tai čia yra standartinė televizinė praktika. O kaip jinai bus priimta, tai vėlgi, aš manau, kad tas akcentas jis yra, jo nėra, aišku, jis yra ir jis stiprus, bet esmė yra tai, kad tu kalbi ir pamatysim, kaip tai bus priimta. Gerai, paskutinis klausimas tokiu atveju, kadangi publika užkerėta tyli. Vienos krypties kelionė į Marsą, taip ar ne? Man? Taip. Ne, ačiū. Ne, ačiū, aš norėčiau grįžti, aš kažkaip mėgstu grįžti. Ir vienas iš kelionių džiaugsmų yra iš tikrųjų, kad pirmin atgal gal ir visai nieko būtų, gal ir visai būtų įdomu, bet antra vertus dar Žemė yra tiek daug visko neapžiūrėta, aš kažkada neseniai atsidariau 200 toks puslapis, 242 vietos, kurias privalai aplankyti iki mirties. 27% tik tai mano rezultatas. Tai tas visiškai neįkvepia manęs kažkaip. Ir panašu, kad tas matratinis turizmas, jisai vis labiau nueis į antrą pusę, nes yra tiek dar vietų, tiek dar įspūdžių ir tiek dar neplankytų dalykų. Elono Musko, tarkim, pasiūlymas į kosmosą kaip turistų su sugrįžimu. Vėlgi, jeigu tu turi neribotus finansus, tai taip, žinoma, bet jeigu tu turi ribotą kiekį... Visą gyvenimą tam netaupytum, kitaip tariant. Ne, tikrai ne, nes aš geriau, žinokit, vietoj vieno karto per mėnulį, apie mėnulį aš pasirinkčiau 100 kartų nuvažiuoti pamatyti Krioklius, Tadž Mahalą, Didžiąją Kinų sieną, Safari, Hobitų olas Naujojo Zelandijoje, Ulūrų olas ir taip toliau, dar vardinčiau visus tos dalykus, kuriuos aš norėčiau pamatyti. Ir pamatysiu be abejo. Ačiū. Ačiū, Justinai, ačiū visiems. Kantrybė.